Gerbiamas kolega, iš ties labai svarbus klausimas ir tikrai reikia specialiosios tyrimų komisijos, bet ne tokiu siauru kampu, o plačiu. Nes toks vaizdas, kad jūs imate tik labai smulkę dalį ir jūs puikiai žinot, kad jeigu tokią komisiją sudarysime, mes negalėsim įsiplėsti. Dėl to aš pasisakau už pilnos apimties ir grįšim į 24 metus. Jums konkretus klausimas, į kurį jūs turite atsakyti. Žiūrėkit, aš tikrai žinau, kad privatus kibernetinio saugumo specialistai kibernetinio saugumo centrui perdavė 24 metais, įsiklausykit, aš paimsiu tik mažą failą. Ne 600 000, o 3 600 000 sveikatos išrašų privačių žmonių. Ten gali būti duomenys ne tik asmens kodas, taip toliau, lygos, vaistai ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu būtų atverti tie duomenys, sužinotų, kas serga pas mus AIDS arba tikrino su Covidu. Jūs puikiai žinot, kad tie duomenys yra nutekėję ir aš jums įrodęs pats savo asmeniškai faktu, kad ir jūsų nutekėjo. Nutekėjo ir Lietuvos Respublikos prezidento. Jūs tuo metu, kaip krašto apsaugos ministras atsakingas už kibernetinį saugumą, žinojo šitą atvejį, ar failai buvo atidaryti ir kiek žmonių buvo informuota, kad jų sveikatos duomenys privatus buvo nutekėję. Kur yra dydžiai 6 kartus didesnis ir tik vienas failas, o mes turim puikiai įrodyta, kad buvo labai daug failų nutekinto. Konkrečiai dėl sveikatos 3 600 000 nutekintų failų. Kas jums yra žinoma? Gerbiamas Dainiau, štai mano rankose yra 24 metų BNS pranešimas, kuriame cituojama, kad kibernetinio saugumo centras tyrė per Gaižauską gautą informaciją apie saugumo spragas. Ir taip, kibernetinio saugumo centras įvertino visas rizikas. Juodasis internetas tai nėra kažkokia naujiena ir tai yra reiškinys, kurį mes turime. Aš irgi buvau pakalbintas šitoj situacijoje ir galiu pacituoti, kaip mes reagavom, ir reagavom visiškai adekvačiai. Pasakiau labai aišku, iš tiesų, nacionalinio kibernetinio saugumo centras yra nuveikęs darbų, bet niekada negali būti garantuotas, kad visur esam saugus ir tą surinktą informaciją, kuri yra pas Seimo narį, turiu omeny jūs, tikrai būtų galima perduoti nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Mes tikrai pasikviesime NKSC ir visas tas rizikas aptarsime, ką mes ir padarėme. Tai kitaip tariant, tuo metu reagavom, turėjom komiteto posėdį, NKSC gavo jūsų informaciją ir vertino. Bet jeigu mes norėjome, ir Dainiau, nepolitiškai naudoti tą galimą jūsų informaciją, tai tikrai jau tada galėjote inicijuoti komisiją. Kitas klausimas, kodėl neinicijavot komisijos, kai atėjo naujas Seimas ir kai jūs tapot valdančiaisiais, kur jūsų iniciatyva. Aš tikiuosi, jūs nenorėtų nuslėpti šitos informacijos nuo Lietuvos visuomenės. O ir trečia, mūsų mandatas, kurį siūlome šitai komisijai šiandien, jis nėra apribotas laikotarpį, jis gali tirti visus klausimus, kuriuos jūs galite iškelti. Ir taip pat kreipiuosi Nemuno aušrą, kurie diskutuoja šitais klausimais. Nėra jokių datų, jokių laiko apribojimų. Jeigu norite gvildenti klausimus, kurie yra giliau istoriškai, nuo 18, nuo 20, nėra jokių problemų tą daryti pagal tą projektą, kurį mes šiandien siūlome. Tai kolegos, tikrai paimkim, pabalsuokim, sukurkim komisiją ir galim tirti visus svarbiausius dalykus, kurie jums rūpi ir rūpi mūsų valstybėje. Ačiū.